Savo pasisakymą pradėti norėčiau mesdamas jums iššūkį. Įsivaizduokit, kad norite pakeisti pasaulį tiek, kad po 2000 mečių žmonės ne tik atsimintų jūsų vardą, bet ir švęstų jūsų gimtadienį visoje planetoje. Ką tokio turėtumėt padaryti? Nuo ko pradėtumėt? Tai nutiko tik kartą. Gyvenu San Francisko mieste. Kodėl yra toks miestas San Franciskas? Todėl, kad kartą gyveno žmogus vardu Pranciškus Asyžietis, kuris parodė tiek daug dosnumo ir meilės, kad jo vardu buvo nuspręsta pavadinti miestą, o taip elgėsi Pranciškus dėl kito žmogaus, Jėzaus įtakos. Yra toksai miestas San Jose. Kodėl yra San Jose? Todėl, kad kadaise gyveno žmogus vardu Juozapas, kurio gyvenimą iš pagrindų pakeitė žmogus vardu Jėzus. Mūsų valstijos sostinė Sakramentas. Kodėl yra Sakramentas? Todėl, kad žmogus vardu Jėzus suruošė vakarienę, taip norėdamas išreikšti stulbinančią mintį, kad Dievas taip myli, kad sutinka kentėti, ir toji vakarienė tapo šventu dalyku, sakramentu. Anksčiau man yra tekę gyventi Čikagoje. Kodėl yra Čikaga? Niekas nežino. Nei pats Jėzus nežino, kam ta Čikaga yra ir tiek. Nedžiūrinti žemėlapį, tau nuolat primenama apie tą žmogų. Daiktas, ant kurio jį nužudė priešai, kryžius, žymi daugiau kapų, puošia daugiau papuošalų nei kas kitas. Tai vienintelis visame pasaulyje nesunkiai atpažįstamas simbolis. Jo judėjimas išaugo, nepaisant lyderių nepatyrimo. Jei kas nors jaučiatės netinkamo vadovauti Jėzaus darbui, ši žinia jums. Autorius Eugenas Petersonas rašo, kad augo krikščioniškoje šeimoje. Antroje klasėje jį be paliovos terorizavo toksai mušeika Garrisonas Džonsas. Petersonas rašo, pasirengiau susidurti su plačiuoju mūsų rajono ir mokyklos pasauliu, išmokęs eilutes, laiminkite tuos, kurie jūs persekioja, ir atsukite kitą skruostą. Nežinau, kodėl Garrisonas Džonsas prie manęs prikibo, bet prikibo ir gana. Daugel dienų po pamokų jisai mane pasivydavo ir primušdavo. O kai sužinojo, kad esu krikščionis, tai dar praminė Jėzus su skydeliu. Labai dažnai namo grįždavo primuštas ir pažemintas. Mama pasakė, kad šitaip su krikščionimis pasaulis elgėsi nuo seno ir liepė pratintis. Negana to turėjau už jį melstis. Kartą, kai ėjau su 7 ar 8 bičiuliais, Garrisonas mus prisivijo ir pradėjo mane talžyti. Tada ir pratrūkau. Akimirkai visos Biblijos eilutės išgaravo man iš galvos. Stvėriau Garrisoną. Dideliai savo nuostabai pamačiau, kad esu stipresnis už jį. Parverčiau jį ant žemės, atsisėdau jam ant krūtinės, o keliais prispaudžiau jo rankas prie žemės. Jis buvo bejėgis. Jau to tai nesitikėjau. Vožiau kumščiu jam į veidą, jergutėliau kaip gera, vožiau dar kartą, iš nosies jam pasipylė kraujas, sniegas nusidažė nuostabia raudona spalva. Ir čia Eugenas Petersonas, Message Biblijos versijos autorius. Garrisonui tariau, sakyk, dėdė, jis nesakė, vožiau jam dar kartą, daugiau kraujo. Tada iškilo krikščioniškasis mano auklėjimas, sakyk, aš tikiu Jėzumi Kristumi kaip savo viešpačiu ir gelbėtoju. Jis nekartojo, vožiau jam dar sykį, daugiau kraujo. Vėl sakau, sakyk, aš tikiu Jėzumi Kristumi kaip savo viešpačiu ir gelbėtoju. Ir jisai tai pasakė. Garrisonas Džonsas buvo pirmasis mano atverstasis į krikščionybę. Va tai metodai. Jėzaus įtaka plečiasi nepaisant tų, kurie priešinasi jam. Dažnai netgi nepaisant tų, kurie tvirtina paskui jį seką. Vienas žymus istorikas iš Jeilio rašo, nepaisant to, kas ir ką asmeniškai mano ar kuo tiki, štai jau 20 amžių, kaip Jėzus iš Nazareto, išlieka dominuojančia figūra vakarų kultūros istorijoje. Jei būtų toks supermagnetas, kuriuo būtų galima pritraukti ženklus su jo vardu, tai nekažin kas ir liktų. Kad ir kur būtumėt savo tikėjimo kelionėje, kad ir ką manytumėt apie religiją ar dieviškus pareiškimus, visų pirma,
Pažvelkite į jį tiesiog kaip į žmogų, kuris gimė, gyveno ir mirė. Be išankstinės nuostatos įvertinkite šio žmogaus įtaką mūsų pasauliui. Turite paklausti, kas buvo tas žmogus. Buvo pasaulis, kurį Jėzus patyrė asmeniškai. Senovės pasaulis buvo daug tamsesnis ir žiauresnis, nei daugelis įsivaizduoja. Pasaulis, kurį Jėzus regėjo. Jo vizijos grožis, kai bus pakeista žmogiškoji vaizduotė. Dar yra pasaulis, prie kurio Jėzus prisilietė, o dauguma nė nenumano apie jo šiam pasauliui padarytą įtaką, kaip tai paveikė kiekvieną gyvenimo sritį. Labai dažnai mes kalbame apie krikščionybę, užuot žavėjęsi Jėzumi, o žavėtis juo turime. Nes dar yra milijonai žmonių netikinčių Jėzumi, bet galinčių tapti jo gerbėjais, o vėliau ir sekėjais. Lyderiai turi praplėsti savo regėjimą ir plačiau matyti Jėzaus karalystės įtaką, nes mes esame to judėjimo tarnautojai. Judėjimo, kuris žmonijos istorijai padarė didesnę įtaką nei bet kuris kitas. Ir dar nebaigė. Taigi toliau mes tiesiog žavėsimės Jėzumi. Pradėsime vardydami akivaizdžius faktus. Kas jau kas, o jis žmonių akimis mažiausiai tiko į kandidatus pakeisti pasaulį. Jėzus niekada neužėmė oficialaus posto, nevadovavo kariaunai, neparašė knygos, nebuvo iškeliavęs į užsienį. Jo pasekėjai buvo stebėtinai nesvarbų žmogeliai. Naujasis testamentas tvirtina, kad jie buvo neišsimokslinę, paprasti žmonės. O vis tik prabėgus 2000 metų, sunku įsivaizduoti pasaulį be jo. Visų pirma, jo dėka pasaulyje užgimė įtakingiausias judėjimas žmonijos istorijoje. Įsivaizduokite pasaulį be bažnyčios, be Notre Dame, be Šventojo Pauliaus katedros, be namų bažnyčių Kinijoje, be Willow Creeko, be susirinkimų Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, be Petro, Pauliaus, be Timotiejaus, Augustino, motinos Teresės, Martyno Liuterio, Žanos d'Arc ar Desmondo Tutu. Tačiau grįžkime prie pirminės bažnyčios idėjos. Senovės pasaulyje buvo tautos, šeimos, etninės grupės, gildijos, gentys, religijos, skirtingos filosofijos mokyklos. Bažnyčia pranoko jas visas. Paulius sako, kad nėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, vergo, laisvojo, bet visa ir visose – Kristus. Kalifornijoje yra toks pramogų parkas Disneylandas. Esat buvę atrakcione, kuris vadinasi Mažas tas pasaulis. Po kurio laiko ta daina pradeda varyti iš proto. Visų kultūrų, visų tautų, visų padėčių žmonės, pagalvokit. Ar prieš užgimstant bažnyčiai buvo judėjimas, kuris taip aktyviai ieškotų ir priimtų kiekvieną, nepaisant jo priklausomybės? Iš visų etninių grupių, visų socialinių padėčių, visų kalbų, nepaisant turtinės padėties, lyties. Viena transformuota ir transformuojanti bendruomenė. Tokios anksčiau ne tik, kad nebuvo. Apie ją niekas nei pagalvot nepagalvojo. Tai buvo jo mintis. Ir ji išsipildė. Pažiūrėkite, kiek žmonių būrėsi vien į šį renginį. Pažiūrėkit į nesuderinamus, skirtingus žmonės, kuriuos suburti draugin gali tik Jėzus. Jessis Jacksonas ir Jerry's Falwellas, Jimas Wallace'as, Jimas Dobsonas ir Jimis Carteris, Anna Lamott ir Thomas Kinkaidas, Billis Grahamas ir Billas Sandėjus, ir Billas Clintonas ir Billas Shakespeare'as, Bono Bieberis, Bev Shea, Galilėjus, Newtonas, Kepleris, Eliotas, Lewisas, Tolkienas, Džordžas Vašingtonas, Denzelis Vašingtonas, Džordžas Vašingtonas Carveris, Konstantinas, Karolis Didysis, Sarah Palin, Tonis Blairas, Barackas Obama, Džonas Miltonas, Džonas Veslis, Džonas Kalvinas, Džonas Bunjanas, Jonas Krikštytojas, Jonas Mokinys, Kryžiaus Jonas, popiežius Jonas 23, Džonas Maksvelas. Kas dar šitaip subūrė žmonės? Beje, 12 žingsnių užgimė Oksfordo grupėje, tokioje bendrijoje, kuri siekia permainų vadovaudamasi Jėzaus veiklos principais. Nebūtų Jėzaus, nebūtų 12 žingsnių. Nesakau, kad be Jėzaus niekada nebūtų užgimusi veiklą skatinanti vizija, žmoniją laikanti vieną šeimą. Sakau tik, kad viskas prasidėjo, ir tai istorinis faktas,
nuo skurdaus nukryžiuoto dailidės. Kas buvo tasai žmogus? Jėzus pakeitė netgi tai, kaip šiandien vertiname istoriją. Daugelis to nežino. Mūsų dienomis visi tikisi pažangos. Toks lyderių uždavinys. Darome apklausas. Ar gyvenimas kitai kartai bus geresnis? Tačiau senovės pasaulyje tokio klausimo niekas nebūtų uždavęs. Dauguma kultūrų savo egzistavimą suvokia ciklais, nesiliaujantis pakilimų ir nuosmukio atsikartojimas. Įvykiai būdavo datuojami pagal valdytojus. 1 Augusto valdymo metai ir taip toliau. Tačiau su laiku kiekvieno imperatoriaus valdžia išblėsdavo. Tuo tarpu toji vizija augo ir plėtėsi. 6 amžiuje vienas skitų vienuolis pasiūlė naują kalendorių, kuriame laikas būtų matuojamas ne nuo Romos įkūrimo, o nuo Jėzaus gimimo. Tokio kalendoriaus sudarimas reiškia ne tik patogumą chronologinė prasme. Tai kartu buvo ir pareiškimas, kad gyvenimas ne šiaip atsitiktinių įvykių ciklas, kad jis turi prasmę, kažkur veda. Tai svarbus įvykiai žydo dailidės gyvenime. Jėzus gyveno ir mirė. Cezaris negirdėjo apie jo egzistavimą. Tačiau mokinys Jonas Jėzų pavadino viešpačiu viešpačiu ir karalių karalium. Ir jūs visi suprantat, kad tai nėra tik šiaip poetinė frazė. Paimkite visus karalius, visus valdovus žmonijos istorijoje. Jėzus virš visų jų. Jis ne tik karalius, jis ne tik didžiausias karalius, jis yra karalių karalius, jis viešpačių viešpats. 1 amžiuje, kai pasekėjų tebuvo saujelė, toks pareiškimas turėjo skambėti juokingai. Gal jis jums ir šiandien atrodo juokingas? Galiu tai suprasti. Bet pasakysiu štai ką. Jei būtumėt gyvenę tais laikais ir jums būtų tekę lažintis, kieno įtaka išliks ilgiau Jėzaus ar Romos imperijos, tikrai nebūtumėt statę savo šlamančių už dailidę ir jo juokingą komandą. O vis tik šiandien, prabėgus 2000 metų, savo vaikams duodame vardus Petras, Paulius, Marija, tuo tarpu šunis vadiname Cezariu ar Neronu. Prabėgus 2000 mečiams po to žmogaus gimimo, kaskart bet kokiam žmogui, bet kurioje pasaulio dalyje metusiam akį į datą, nuolat primenama, kad Jėzus Kristus tapo istorijos ašimi, kad Neronas mirė 68 mūsų viešpaties metais, Napoleonas mirė 1821 mūsų viešpaties metais, diktatorius Stalinas mirė 1953 metais po Kristaus. Gal Jėzus ir nebuvo viešpačių viešpats ir karalių karalius. Bet ar nekeista, kad šiandien kiekvienas kada nors viešpatavęs valdovas, kiekviena tauta, kuri iškyla ir žlunga, viskas datuojama atsižvelgiant į Jėzaus gimimo laiką? Kas buvo tasai žmogus? Jėzus pakeitė pasaulio suvokimą apie gailestingumą. Šiandien visi žmonės geba išreikšti užuojautą, gailestį. Atjautos būta ir anksčiau, bet Jėzus ją suformavo ir pakreipė, o mes nei nesusimastome, kad tai jo darbas. Senovės Graikijoje ir Romoje būdavo žavimasi tik gražiaisiais, kilmingaisiais ir stipriaisiais. Kartais turtingieji aukodavo pinigus geriems darbams, tačiau dažniausiai tik tam, kad pasigirtų savo didybę. Silpnieji ir nežymus senovės pasaulyje nebuvo vertinami. 1 amžiaus romėnų rašytojas Seneka rašo, mes skandiname vos gimusius kūdikius, jei matome, kad jie silpni ir neišsivystę. Ir tai neslepiama. Nelaikoma gėdingu ar baisiu dalyku. Tiesiog toks buvo gyvenimas ir tiek. Senovės pasaulyje vaiką būdavo galima palikti numirti, jei jis būdavo nepageidaujamos lyties. Kas norėtų spėti, kokia buvo toji nepageidaujama lytis? Apie tai daug rašo Rodnis Starksas. Senovės pasaulyje 1 400 000 berniukų tekdavo 1 000 000 mergaičių. Todėl, kad kiti 400 000 mergaičių būdavo paliekamos mirti. Bet buvo tokia grupelė. Ir tai pasikeitė neatsitiktinai, mielieji. Buvo saujelė Jėzaus pasekėjų, kurie prisiminė Jėzų sakius, nedrauskite mažutėliams pas mane ateiti. Ir jie nedraudė. Netgi pradėjo priglausti pamestinukus ir įvedė krikštatėvių madą.
Tai būdavo globėjai, kurie rūpindavosi tais vaikais, kurių tėvai pasimirdavo. O tame pasaulyje tai nutikdavo gana dažnai. Tada žmonės jau nebepalikdavo vaikų šiaip kur nors numirti, o neždavo į vienuolynus. Taip pradėjo steigtis našlaitynai. Tos permainos buvo galingos. Čia apie vaikus dar ne viskas. Galima būtų kalbėti apie tai, kaip senovės pasaulyje jie būdavo išnaudojami lytiškai ar parduodami į vergiją. Permainos tapo labai galingos. Yra parašyta tokia knyga, kuri taip ir vadinasi "Kai vaikai tapo žmonėmis". Vaikystės užgimimas ankstyvosios krikščionybės laikais. Našlės, kurios Romos imperijoje pergyvendavo savo vyrus, būdavo netgi baudžiamos, nes jų išlaikymas ekonomiškai neapsimokėdavo. Tokias moteris priglobdavo bažnyčia, kuri prisiminė, kad Jėzus liepė savo draugui pasirūpinti jo našlaujančią motiną. Jėzus pradėjo revoliuciją, pakeitė požiūrį į moterų padėtį. Tai pakeitė vieną civilizaciją, o vieną gražią dieną pakeis ir visą pasaulį. Per pirmosius 3 bažnyčios gyvavimo šimtmečius įvyko 2 didelės epidemijos. Kalbame apie jo įtaką istorijai. Nesvarbu, ką manote apie religiją. Per pirmus 2 bažnyčios gyvavimo amžius kilo 2 epidemijos, nusinešusios 1/4 ar gal net 1/3 miestų gyventojų gyvybės. Ar įsivaizduotumėte tokį įvykį mūsų pasaulyje? Vienas senovės rašytojas pasakoja, tai sukėlė tokią paniką tarp Romos imperijos gyventojų, kad per pirmąjį ligos protrūkį jie stumdavo kenčiančius šalin ir visų greičių sprukdavo, palikdami juos merdėti ant kelio. Nepalaidoti lavonai mėtydavosi keliuose, būdavo trypiami kaip purvas. Būdavo manoma, kad tai pavyks sustabdyti mirtinos ligos plitimą. Bet atsirado žmonių iš keistos nedidukės bendruomenės, vadinamos bažnyčia, kurie ėjo ir rinko ligonius, kurių nei nepažinojo, su kuriais nesigiminiavo. Rūpinosi jais, rizikuodami savo pačių sveikata todėl, kad tas Jėzus, kuriuo jie sekė, rūpinosi raupsuotaisiais, aklaisiais, kurčiaisiais, luošiais, nebyliais. Ir sakė, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų, man padarėte. Ar suvokiat, kaip toji idėja užvaldė visą pasaulį? 4 amžiuje buvo įsteigta pirmoji ligoninė. Ja įsteigė Jėzaus sekėjas vardu Benediktas. 6 amžiuje vienuolių bendruomenės prie savo vienuolynų paprastai turėdavo ir ligoninę. Su laiku toji idėja, kad gailestingumą pridera parodyti kiekvienam kenčiančiam žmogui, išplito ir įsišaknijo tiek, kad Ženevos konvencija, organizacija įkurta palengvinti žmonių kančias, savo simboliu ant vėliavos pasirinko didžiulį kryžių, šiandien žinoma kaip raudonąjį kryžių. Ir kai girdite apie tokias organizacijas kaip Išganymo armija, Pasaulio vizija, Tarptautinė teisingumo misija, Gera valia, Tarptautinė gailestingumo organizacija, kai lankotės ligoninėje ir jį vadinasi Gerojo ganytojo, Gerojo samariečio, Šventojo Antano ir panašiai, tai vis Jėzaus prisilietimas. Autizmu sergantis ar Dauno sindromą turintis vaikas, neįgalus, protiškai atsilikęs, pašlijusios sveikatos žmogus. Tokius mūsų protėviai senovės pasaulyje nusimesdavo kaip naštą. Paskandinkim tokius. Bet matyti juos kaip dieviškos šlovės nešėjus, kurie gali prisiliesti prie mūsų sąžinės, pamokyti, prakilninti mus visus ir yra vertesni už geriausias mūsų aukas. Štai toks Jėzaus požiūris pakeitė pasaulį. Nesakau, kad gailestingumo pasaulyje nebūtų be krikščionybės. Ir labai dažnai mums, kurie vadiname save krikščionimis, kaip tik jo ir pristinga. Jei esi Jėzaus sekėjas, jei vadovauji bažnyčiai ar misijai, nauja gailestingumo banga mūsų dienomis būtų nuostabus dalykas. Vienas tyrinėtojas rašo, jei paklaustumėt, kokia Jėzaus įtaka medicinai ir gailestingumui, sakyčiau, kur tik yra kokia įstaiga, besiaukojanti vardan varguolių, kur tik yra mokyklos, ligoninės, slaugos namai, našlaitynai skirti tiems, kurie negali niekuo atsilyginti už globą, greičiausiai tokios įstaigos šaknys glūdės Jėzaus judėjime. Kas buvo tas žmogus? Dar Jėzaus judėjimas suformavo švietimą, lavinimąsi. Apie tai mažai žinoma mūsų pasaulyje. Žmonės nuo seno mėgo mokytis. Tačiau graikų romėnų laikais formalus išsilavinimas buvo teikiamas tik vyriškos lyties elitinių šeimų nariams. Mergaitėms dažniausiai ne. Ką jau kalbėti apie vergus?
Bet štai keista bendruomenė, vadinama bažnyčia. Jos nariai sekė žmogumi, kuris mokė visus. Paskutinis jo įsakymas skambėjo: eikite ir mokykite visus. Ir jie pradėjo mokyti visus. Vyrus, moteris, vergus, laisvuosius. Maždaug 4 amžiuje kai kurie Kristaus sekėjai atvyko į vienuolynus ir daugel amžių tai buvo vienintelės institucijos Europoje, išsaugojusios ne tik biblinius tekstus, bet ir žymiausius pagonių klasikos kūrinius. Paskui bažnyčios pradėjo steigti mokyklas, vėliau atsirado universitetai. Daugelis to nežino. Paryžiaus universitetas įsteigtas 12 amžiuje, Kembridžo ir Oksfordo universitetai, pastarojo moto "Viešpats mano šviesa". Vėliau Harvardas ir Jeilis. 92% visų JAV koledžų ir universitetų, įsteigtų prieš pilietinį karą, buvo atidaryti šio žmogaus vardu. Reformacijos laikais užgimė idėja, kad kiekvienas žmogus turėtų gebėti pats skaityti Bibliją. Tai įžiebė universalaus raštingumo svajonę. Martynas Liuteris į tai žiūrėjo taip rimtai, kad net parašė knygą apie tėvus, kurie apleidė savo vaikų lavinimą. Cituoju: dabar tikrai užsipulsiu begėdžius, niekingus, smerktinus tėvus, kurie net ne tėvai, o veikiau kaip kokie šlykštus paršai, nuodingi padarai, ryjanti savo jauniklius. Liuteris nelabai mokėjo pasirinkti gražius žodžius. Amerikoje pirmasis įstatymas, apibrėžiantis valstybės remiamą švietimo idėją, neišsigalvoju, Massachusettsas, 17 amžius. Pirmasis įstatymas, reikalaujantis valstybės remiamo visų gyventojų švietimo, pavadintas Senojo apgaviko šėtono aktu. Todėl, kad jį sukūrė Jėzaus sekėjai įsitikinę, kad nežinojimas tai tamsa, šėtoniškas dalykas, o Dievas trokšta, kad žmonės mokytųsi. Dievas nori, kad visi mokytųsi, nes švietimas pagerbia Dievą, suteikia mums galimybę apmąstyti Dievo mintis. Kartą Alfredo Whiteheado, vieno iškiliausių 20 amžiaus mąstytojo, paklausė, kaip iškilo mokslas. Jo atsakymas buvo nepakartojamas. Kas padėjo mokslui iškilti? Jisai atsakė: viduramžiškas primygtinumas Dievo racionalumo klausimų. Nesakau, kad mokslas nebūtų iškilęs ir be to. Tačiau faktas tas, kad mokslas kaip organizuota sistema žmonijos istorijoje iškilo tik kartą – Europoje, civilizacijoje vadinamoje krikščionija. Technologijų amžiaus suklestėjimas viduriniaisiais amžiais prasidėjo Jėzaus pasekėjų vienuolių bendruomenėse. Mechaniniai laikrodžiai buvo išrasti tam, kad vienuoliai žinotų, kada laikas melstis. Apie akinius pirmą kartą užsimenama pamoksle. Jie buvo sukurti todėl, kad vienuoliams reikėjo gilintis į aibę tekstų. Domas Perignonas buvo vienuolis Benediktas, pradėjęs šampano gamybą, nes tuomet dar nebuvo baptistų aiškinančių, kad jį gerti nuodėmė. Slavų abėcėlė vadinama kirilica. Ilgą laiką slavai neturėjo abėcėlės, todėl Jėzaus pasekėjas vardu Šventasis Kirilas sukūrė ją, kad žmonės galėtų patys pasiskaityti apie Jėzų. Ir taip, tai vienoje, tai kitoje tautoje žmonės, sekantys ir mylintys Jėzų, pamatė, kad tautoje nėra rašto, didvyriškai imdavosi to didingo užmojo. Ir taip yra lygi šiol. Daugeliu atveju pirmieji nepažintas kalbas moksliškai studijuoti imdavosi Jėzaus sekėjai, sudarinėdavo pirmosius žodynus, parašydavo pirmasias gramatikas, sudarydavo abėcėles. Pirmasis svarbus tikrinis daiktavardis, pirmą kartą raštu pateiktas daugelyje kalbų, yra Jėzaus vardas. Jo istorija, pasakojančios Evangelijos, išverstos į daugiau kaip 2200 kalbų. Jokia kita knyga žmonijos istorijoje neišversta net į 5/5 tiek kalbų. Kas buvo tas žmogus? Jis atliko perversmą net mene. Be Jėzaus nebūtų Dantės, kurio dieviškoji komedija sunormino italų kalbos sintaksę. Nebūtų Martyno Liuterio, kuris savo Biblijos vertimu lygiai tokią pat įtaką padarė vokiečių kalbai. Nebūtų karaliaus Jokūbo Biblijos versijos, kuri kartu su Šekspyro kūriniais formavo anglų kalbą. Nebūtų Bacho, kuris visus savo kūrinius paskyrė Dievo šloviai. Nebūtų Aleliuja, nebūtų Mocarto rekvijam, nebūtų grigališkųjų giesmių. Ir beje, šiuolaikinės muzikos ženklų sistema, viduramžių bažnyčios, Jėzaus mylėtojų išradimas, kad garbinimas pasklistų visur.
Be jo nebūtų Siksto koplyčios, nebūtų Da Vinčio paskutinės vakarienės. Transcendentinis Jėzaus pasaulio regėjimas pavergė menininkus ir užbūrė jų vaizduotę kaip niekas kitas. Jei vadovaujate menų srityje, pasirūpinkit, kad jie spinduliuotų jo grožį, nes pasauliui to reikia. Jėzaus judėjimas pakeitė politikos teoriją. Vieną gražią dieną Jėzus pasakė, kas Ciesoriaus atiduokite Ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Tai tardamas, jis praktiškai pasirašė savo mirties nuosprendį, sujudino tam tikras jėgas Romoje. Tasai jo pareiškimas buvo įtakingiausias per visą politikos istoriją. Matot, senovės pasaulyje buvo savaime suprantama, kad valstybė laiko už pavadžio religiją. Tais laikais nebuvo tokio pasakymo kaip valstybinė bažnyčia, nes tai buvo savaime suprantama. Religija buvo valdovo prerogatyva. Bet Jėzus sako, ne, yra kita karalystė. Augustinas, paskui Liuteris ir kiti mąstytojai išrutuliojo mintį apie ribotą valdžią ir tai, kad net karaliai turės atsiskaityti aukštesniai valdžiai, kad valstybė nederėtų reguliuoti religijos ir atvirkščiai. Ir teisybę pasakius, bažnyčia paskui Jėzų seka kur kas prasčiau, kai turi daug politinės galios, negu tuomet, kai jos neturi. Šiemet mūsų šalyje bus rinkimai, pastebėjot? Argi nebūtų puiku, jei šiemet žodžiai krikščionis ir politika asocijuotųsi su nuolankumu ir mandagumu žmonių, kurie nepamiršta, kad jų lyderis sakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jis pakeitė mąstymą ir požiūrį į žmogaus teises ir orumą. Pamatinis Jungtinių Amerikos valstijų teiginys, pagrindinės valdymo gairės, šerdis, kad visi žmonės sukurti lygus ir visiems, kurie duotos tam tikros teisės. Idėja, ne viena, o visas šūsnis idėjų, iš kur jos kilo, nes senovės pasaulyje tokie dalykai nebuvo savaime suprantami. Įdomu, labai dažnai šiandien girdime žmonės sakant, tikiu meilės Dievu, iš kur ta mintis? Niekas senovės pasaulyje nesakydavo, myliu Dzeusą arba myliu Baalą. Jėzus iš Izraelio visam pasauliui suteikė naują supratimą apie Dievą ir meilę, ir tai aukštyn kojom apvertė viską. Kai buvau mažas, mėgdavau žaisti žaidimą, tėtukas grįžo. 5 vakaro, kai tik išgirsdavau atsidarant lauko duris, nubildėdavau laiptai žemyn ir puldavau į glėbį. Net nežiūrėdavau, nežinodavau, kad namo grįžo tėtis. Didelės rankos jau plačiai skėstos laukia manęs. Ir tą žaidimą žaidžiau, kol vieną dieną tėtis nebeįstengė manęs nulaikyti. Mama liepė liautis taip šokinėjus, klausiu, kodėl. Jis sako, ne todėl, kad tėtis būtų liovęsis tave mylėti. Ir ne todėl, kad nepalaikytų tavęs. Jis visuomet bus šalia. Tiesiog tau jau 37. Anksčiau ar vėliau žmonių rankos pasilpsta. Bet vieną dieną atėjęs tasai žmogus Jėzus pasakė, kad Dievas yra kaip tėvas, degantis negęstančią meilę kiekvienam žmogui planetoje. Tie žodžiai turėjo milžiniškos įtakos. Todėl ir buvo parašyta. Ir gerai pagalvokite apie tos žodžius mūsų pasaulyje. Juk jie iš kažkur tai užgimė. Nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters. Bet visi esate viena Kristuje. Tomas Cahilas, žmogus parašęs knygelę, kai airiai išgelbėjo civilizaciją, rašo, kad tai pirmoji egalitarizmo, lygiavos idėja literatūroje. Ji kilo iš to žmogaus Jėzaus. Ir gan dažnai patys krikščionys ar net tautos tą teisę pažeidžia, tačiau Jėzaus galia nepaslepiama, nepanardinama. Kaip tik todėl istoriškai tokiems reformų judėjimams, kaip vergijos panaikinimas ar moterų teisių gynimas, vadovaudavo sekėjai Jėzaus, kuris pasakė, už tai atiduosiu savo gyvybę. Jis unikaliai mokė mylėti priešus. Žmogui nėra natūralu mylėti priešą. Kuo buvo žavimasi senovės pasaulyje, tu padedi draugams ir pakenki priešams. Konanas Barbaras prisimena tokį.
Iš tiesų ten buvo perfrazuoti Čingis Chano žodžiai. Kai jo paklausė, kas geriausia gyvenime, jis atsakė, sutriuškinti priešus, matyti, kaip jie varomi priešais tave, klausytis jų moterų raudų. Bet kartą atėjo žmogus, kuris pasakė, kad geriausia gyvenime atsukti kitą skruostą, nueiti 2 mylias, mylėti priešą. Ir tai nebuvo vien tušti žodžiai. Mirdamas tasai žmogus, ir tai užrašyta, apie savo žudikus pasakė, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir jo sekėjai tai įsidėmėjo. Įsiminė to keisto, niekam nežinomo beturčio vyro mirtį. Ir patys pradėjo panašiai mirti. Neronas imdavo Jėzaus sekėjus, apliedavo jos dervą ir paversdavo gyvaisiais deglais, apšviečiančiais gladiatorių arenas. Ir tokie dalykai tęsiasi kokius 3 amžius. Tie žmonės nesvajojo apie kerštą ar ginkluotą pasipriešinimą. Jie galvojo apie meilę. Tasai žmogus Jėzus, kad ir ką manytumėt apie jo dievystę, tas Jėzus ir meilė priešams tokia stipri, kad nekrikščionė istorikė Hannah Arendt, didi Princetono mąstytoja, savo veikale parašė, kad atleidimo vaidmens žmonių santykiuose įtvirtintojas buvo Jėzus iš Nazareto. Kas buvo tasai žmogus? Jis įkvėpė Tolstojų parašyti knygą Prisikėlimas, kuri savo ruožtu įkvėpė teisininką Gandį pradėti sutaikinimo judėjimą. Paskutinis Tolstojaus laiškas, neskaitant laiškų artimiesiems, buvo būtent Gandžiui. Laiške jis gyrė pasiaukojančią Jėzaus meilę. Pati žymiausia 20 amžiaus kalba Jungtinėse Amerikos valstijose, Martyno Liuterio Kingo kalba. Tačiau ją sakydamas jis iš tiesų nukrypo nuo užrašų. Stovėdamas priešais minią Vašingtone, jisai spontaniškai panoro pacituoti Bibliją. Tevilnyje teisingumas lik upės srovė, o teisumas lik nuolat tekanti upė. Minė nenustygo vietoje, žmonės pradėjo šūkauti amen, pamokslauk, brol. Visai kaip bažnyčiai, ne kaip šioje konferencijoje, o kaip klausytojai, kurie iškart reaguoja į tai, ką sakai. Ir Kingas nebegalėjo grįžti prie savo užrašų. Mahalia Jackson, garsioji dainininkė, skardžiai sušuko, papasakok jiems apie savo svajonę, Martynai. Ir jis pradėjo kalbėti. Turiu svajonę. Svajonę, kad vieną gražią dieną pasaulis bus kitoks. Kol kas to nėra, bet bus. Visų spalvų žmonės susikibs už rankų. Tai bus. Ir tai buvo nesekuliari svajonė. Ją Martynui Liuteriui Kingui įkvėpė Jėzus, kurio vardas ir gyvenimas pritraukia ir mus čionai. Ir klausimas iš tiesų yra ne kas tasai žmogus buvo, o kas tasai žmogus yra. Kas yra tas Jėzus? Jis istorijos ašis. Jis engiamųjų viltis. Jis bevilčių įkvėpimas. Jis yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Ir didžiausias visų laikų mokytojas. Didžiausias visų laikų protas. Davęs pačių didžiausių dovanų. Pradėjęs didžiausią istorijoje judėjimą. Tačiau juo žavėtis turėtume dar ir todėl, kad jo darbas dar nebaigtas. Mūsų pasaulis laukia naujo pokalbio, naujo šio žmogaus ir jo regėjimo apsireiškimo. Kas nutiks dėl radikalių gailestingumo apraiškų? Įgyvendinus taiką ir teisingumą, įdiegus orumą gyvenantiems ant ribos, apšvietus atstumtuosius, menų teikiamo įkvėpimo šviesoje, didžiųjų pasižeminime, kas būtų, jei Jėzaus įtaka kitoje kartoje būtų dar didesnė, dar stipresnė. Kodėlgi ne? Nes to dailidės pašaukimas pasiekia mūsų laikų žmonės. Sek paskui mane, matyk mano akimis, mylėk kaip aš myliu, sek paskui mane. Ar būsi toks vyras? Ar būsi tokia moteris? Ar atsiduosi visą širdim, kad ir kiek tau tai kainuotų?
Ar pasišvęsi tam žmogui ir plačiai jo karalystės vizijai? Ar atiduosi savo gyvybę už žmogų, kuris buvo paaukotas dėl pasaulio? Nes tik jam vienam pavyko įvaldyti gyvenimą. Jis vienintelis nugalėjo mirtį. Jis vienintelis įveikė nuodėmę. Jis vienintelis išlieka gyvas kiekvienais metais. Jis yra Dievo sūnus. Jis yra žmonijos šlovė. Nukryžiuotasis Dailidė iš Nazareto yra viltis tautoms ir pasaulio gelbėtojas. Štai kas tas žmogus.